Sveiki, čia Autentiškumo TV ir aš Viktorija Tamutytė. Šiandien mūsų laukia ypatingas pokalbis. Mes dažnai matom specialistus per jų titulus, diplomus ar socialinių tinklų profilius, bet retai kada sustojam pamatyti patį žmogų už tos profesijos. Jie tikrąją kelionę, abejonės, ieškojimus ir patirtį, kurią kartais sunku sudėti į kelius sakinius. Mano šiandienos viešnia Ana Kuznecova. Psichologė, dvasinė vedlė ir moteris, kurios kelias dvasingumo ir pasąmonės paieškose tęsiasi jau daugiau nei 20 mečius. 20 metų. Ana savo darbę daro tai, kas šiandieninėme pasaulyje retas balansas. Ji jungia mokslo įžvalgas su dvasinė išmintimi. Nuo gilių psichoemocinių terapijų iki paprastų, bet transformuojančių meilės praktikų. Ana, 20 metų šitame kelyje yra milžiniška patirtis. Šiandien noriu pakalbėti ne apie sausą teoriją iš knygų, o apie tavo asmeninę patirtį. Ką per šiuos 20 mečius sužinojai apie save, apie žmonės, apie mūsų emocinės žaizdas ir apie tai, ką iš tiesų reiškia gyventi klestintį ir autentišką gyvenimą. Sveika atvykusi, Ana. Sveiki visi, labai džiaugiuosi, kad pakvietė ir labai malonu šį rytą pasidalinti su jumis to grožio, kuris yra mano viduje ir mano aplinkoje, tuo, su ko pabudau šiandien ryte ir aš tikiuosi to, ką pasidalinsiu, bus tikrai įdomu ir bus naudinga ir padės kažkam jo kelyje klestėti, judėti link tos meilės, nes meilė yra mano gyvenimo filosofija. Ir galim sakyti, kad 20 metų tai yra, sakykime taip, apytikslis skaičius. Yra žmonių, kurie patyrė gyvenime staigų tokią perversmą, staigų pasikeitimą, staigų susivokimą ir kelionės posūkį tokį stiprų. Galima sakyti, kad mano gyvenimas buvo netoks. Aš esu iš tų žmonių, kurie nuolat grinai nuo vaikystės kažką tokio įdomesnio jautė, matė, norėjo, žiūrėjo. Ir labai daug visada reflektavau ir galvojau, netgi būdama vaiku, kodėl tai. Žiūrėjau iš žmonės, kodėl taip vyksta. Labai jautriai reagavau, jaučiau kitų žmonių emocijas, jaučiau savo kažkokias emocijas. Vėliau, jau žymiai vėliau man pasisekė su tėčiu, kuris man duodavo knygas, tam tikras knygas, tada, kada aš tikrai dar nieko neieškojau, kuris darė kažkokias kvėpavimo praktikas, tada, kada tikrai aš apie tai nieko negalėjau žinoti. Ir tai po biškį į mano gyvenimą. Jau vėliau atsirado, kai atsirado šiaip daugiau informacijos ir buvo tokios, jau labiau sudėliotos praktikos, darbo su energetika, darbo su savo sąmonę. Ir tai buvo jau struktūruota tokia mokykla, viena iš tų mokyklų, iš kurių gimė mano jau įgūdžiai, galim sakyti, ne? Ir dėka ko jau atsirado mano jausmas, kad tai esu aš tas, kuris tvarko mano gyvenimą. Taip yra aukštesnė galia, bet labai labai daug priklauso nuo mano minčių ir nuo to, kaip aš veikiu, kokius aš darau sprendimus. Buvo skirtingų ir sudėtingų situacijų gyvenime ir buvo šiaip liūdnų tokių periodų, sunkių periodų. Ir tada po trupučiuką, tu, pavyzdžiui, praeini kažkokias praktikas ir tada tu galvoji, čia buvo mokslas, ne, tai dabar aš turiu tokią situaciją, ne, konkreti situacija, pavyzdžiui, su automobilio avarija, ne. Aš sėdžiu, suprantu, kad man plaka širdis, aš suprantu, kad čia gali būti rimtų bėdų ir taip toliau. Ir tu pradedi daryti tai, ką tu mokiniesi, tai, ką tu žinai kaip praktika, ne. Ir kai po kelių minučių viskas ištirpsta, tiesiog situacijos nebėra. Suprantate, viskas kažkokiu būdu grįžta atgal į tą kelią normalų ir normalumą. Minimalus kažkokie pasikeitimai toks įdė. Oho, tai ta prasme, tai veikia, suprantate. Šiek tiek vėliau atsirado tai, kas man surezonavo be galo stipriai, tai yra ta meilė, ne? Meilė ne kaip kažkokia emocija, bet meilė kaip energija, iš kurios sukurtas pasaulis. Tu turbūt irgi žinai, kad buvo knygos Skambantys kedrai, buvo ta istorija, kur ten buvo aprašyta, ten labai buvo daug apie tai.
apie tai, kad yra meilės erdvė, kad mes norim, ką mes viską darom mūsų meditacijose, kai yra autentiškumo mokykla, ne? Tai mes jungiamės, mes visų pirma turim susijungti su šitą energiją. Šitą energiją yra raktas į pasaulio į kūrėją, ane? Į tą, iš ko viskas kūrėsi. Tai tokiu būdu tu tampi bendra kūrėjai. Tu pakeli ranką, sakai, aš su jumis, aš su jumis. Ir jums duodama va tą galę. Ir iš kurios jau naudojat savo sąmonę, tu gali transformuoti tiesą ir transformuoti aplinką atitinkamą. Ne? Visų pirma, transformuotis pat. Kokia yra didžiausia klaida dažniausiai ir visų pirma, kad mes norim pakeisti pasaulį. Mes učiuką kažką sužinojom ir mes jau einam keisti pasaulį. Aš tave išmokinsiu mylėti, aš tave išmokinsiu būti sąmoningu. Na ir taip toliau. Tai yra pakankamai logiška, tokia vaikiška trupučiuką istorija, kai tu pajutai kažkiek laimės, nori su visais pasidalinti, tai suprantama, bet tai yra tikrai ta vaikiška, paaugliška tokia strategija, kurią irgi reikia pereiti, iš kurios reikia vėl grįžti į save, pakelti vėl tos savo ego sluoksnius ir suprasti, kas čia mane motyvuoja. Nes kai tu prarandi tą vidinį vedimą ir jungimą, tada tau dingsta energija ir tu tada toliau gali nesuvokti pradžią, ne? Ir varai iš valios, varai iš jėgos. Jeigu nesustoji laikų, varai iš savo artimųjų energijų. Tai tada tu gali daryti, iki tų tokių situacijų, kai aplink pradeda viskas griūti ir sirgti ir taip toliau, ne? Tai labai svarbu, kada mes pradedam eiti tuo keliu, žiūrėti ženklus, stebėti, kas vyksta. Ar aplink mane daugėja meilės ir šviesos, ar mažėja. Tai yra pats stipriausias ženklas. Ar daugėja, ar mažėja mano gyvenime, mano aplinkoje šviesos ir meilės. Ir kartais tai tikrai sudėtinga padaryti, nes mes kartais pasimirštam, mums pagauna idėja ir mes pradedam to idėjai tarnauti. Netarnaut kūrėjui, netarnaut meiliai, o tarnaut būtent kažkokiai konkrečiai fiksacijai, ne? Nes yra žmonių, kurių kelias yra tiesus, kurie turi grinai idėją ir jie turi palaikyti tą idėją su bendraminčiais. Bet yra žmonių, kurie kaip miške, kaip aš save jaučiu, kaip aš einu mišku takeliais. Ir kai tik aš pradedu kažkur fiksuotis, mane vėl išmuša atgal ir sako, atsipalaiduok. Tarsi, aš einu visą laiką, supranti, kaip užmerktom akim. Ir kiekvieną sekantį žingsnį aš turiu pajusti. Turiu sulaukti, kol aš suprasiu ir tada žengti tą pusę. Ne visi taip gyvena, bet man be galo įdomu. Ir aš gan ilgai ėjau ties to, kad pradėti pasitikėti to. Kad tai yra tam tikras stabilumas, yra nestabilume mano gyvenime, bet stabilume, kad aš save girčiu. Tai tai toks trumpas gal. Nuostabu. Jo, iš tikrųjų, aš vos pasiruošęs klausimų ir daugelį jų tu jau atsakei, tai be galo smagu, nes matosi, kiek vidinės išminties, kiek vidinio turto pas tave, ar ne, kuris tiesiog natūraliai liejasi. Man be galo malonu iš tikrųjų šitam pokalbį iš viso kalbėti su tavim. 20 metų, tikrai ilgas laikotarpis, ar ne, keitėsi tendencijos tikriausiai, mados, žmonių požiūriai ir į terapiją, ir į gijimą, ir iš principo, 20 metų yra tikrai didelis laiko tarpas. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tu pati keiteisi per tuos 20 mečius, kaip moteris ir kaip vedlė. Žinau, pas tave įvyko daug visokiausių dalykų, gal per tuos 20 metų kažkas tave ir paveikė, kažkokie gyvenimo įvykiai, situacijos, vidiniai iššūkiai ar išoriniai iššūkiai ir panašiai. Ką gali papasakoti apie savo vidinę ir išorinę transformaciją tuos 20 metų? Aš pritariu, taip, be abejo, egzistuoja madas, egzistuoja tas, kas dabar ant bangos. Ir taip ir buvo. Taip per visą laiką jos keitėsi, tos mados, iš kažkur jos eina. Ir svarbiausia, kad tos bangos yra labai daug, galim sakyti, nepilno. Galim sakyti, kad beveik viskas yra tik gabaliukai. Kiekvienam iš tų, pavyzdžiui,
tendencijų, iš tų praktikų, iš tų mokyklų, ten dažniausiai yra kažkoks gabaliukas tiesos. Ten yra kažkas tikro. Iš tikrųjų gali būti labai daug netikro. Ir dėl to su laiku aš pradėjau šiek tiek filosofiškai žiūrėti ir visada viską tikrinsiu savo šitų tikrintuvų. Ne? Tai nėra nei vienos praktikos, kurioje nėra nieko. Iš kiekvienos praktikos tu gali gauti tą perliuką, kuris tave užaugins. Bet taip pat labai labai svarbu, kaip čia pasakyti, išlaikyti vis tiek tą sveiką protą. Pavyzdžiui, kaip aš pradėjau sakyti pradžią, jau iš praktikas ten pajausti tiesiog jautrumą didinti, vėliau jau iš širdies praktikas, meilės praktikas. Ir dabar jau esu labiau ties to, kad reikia būtinai paraleliai vystyti sąmonę ir mąstymą, ir sąmonę tavo galva turi tarnauti tavo širdžiai, o tam ta galva irgi turi būti pakankamai išvystyta. Ir tas imunitetas, jisai atsiranda būtent tada, kada viskas yra sujungta, kur tu stengiasi visą laiką grįžti savo ašį, ne, per ją suprasti, ar man kas, aš matau dabar, pavyzdžiui, kažkokią madingą naują praktiką, ne techniką, bet ten vedėja, labai daug dabar yra žmonių, kurie šiek tiek kažką sužinoja ir būtent dėl jų pačių temperamento ar dėl jų pačių to dizaino, ne, vidinio asmenybės, jie nori mokyti. Jie nori mokyti, jiems šiaip nelabai svarbu, ką, bet tiesiog jie nori būti mokytojais. Tai yra iš dalies ego, iš dalies tai yra užduotis gyvenimiška tokia. Per šitos žmonės iš tikrųjų mes gaunam žinias. Mes kartais pamatom mokytoją, bet mes nepamatom, kad jis yra kaip popieriaus lapas, kad gali būti už jų nieko nėra. Jis tiesiog kaip ekranas kažką transliuoja. Nes žmonės, kurie už nugario turi labai labai daug, tikrai, kurie gali mokyti, jiem dažniausiai nesinori mokyti. Ta prasme, jie neturi poreikio mokyti. Ir tada gali atsirasti kažkas, kuris iš jų paims ir kaip ekranas jums rodys. Tai mums labai svarbu, gaunant tas žinias, neįsimylėti šitą žmogų, nedievinti jo. Jis šitoje vietoje gal pats gali ne iki galo suprasti, ką jisai transliuoja. Jis suprato, kiek suprato, jis turint poreikį mokyti, transliuoti. Bet tai nereiškia, kad jis dievas, tai nereiškia, kad jis guru. Tai reikia suprasti. Ir čia yra, kaip vedliai tokie, tai labai gerai, kad yra tokie žmonės. Nes jie kartais atranda tikrai kažkokią perliuką, labai stiprų žmogų, iš kurio semėsi ir transliuoja visą tai. Tai irgi yra gerai, tai ką aš noriu pasakyti, labai visą laiką mane kažkur nuneša. Jo, kad dabar atsirado, kaip ir paraleliai atsirado ir mokslai, kai aš pradėjau žiūrėti psichologiją iš mokslinės pusės, kuri mano manimu yra, kaip čia pasakyti, viena pat jeigu prie psichologijos, nepridėti tos kaip čia pasakyti, dvasinio komponento, psichologija iš savęs yra, neveiks. Tai yra, toks plokščias, kaip čia pasakyti, be baterijų. Tai yra įrankis be baterijų, galim sakyti. Nėra sielos. Kažką, nes jisai, visi žinomi mokslininkai ir psichologai taip pat, jie visada kažką dar turėjo viduj. Jų vedė kažkokie labai gilūs motyvai. Galbūt jie dar darė to, ko sunku aprašyti, nekreipėsi, kažkaip tikėjo kažko. To nėra knygose, tas neatsispindi. Knygose atsispindi teorija, kažkokie pasiekimai, ten matematiniai metodai, viskas turi būti pagrįsta, apskaičiuota. Nes tas ginčas, ar psichologija yra mokslas, jisai buvo labai labai ilgas. Ir tam, kad pripažintų psichologiją mokslu, buvo daroma be galo daug tyrimų, kurių, jeigu giliai jos pažiūrėti, yra labai labai ribotos, sakykime taip, verties, bet jų reikėjo, kad gauti kiekybinius kažkokius matmenis ir iš jų daryti kažkokios išvadas, kas irgi yra, tiesiog tai yra sąlyginai veikia, kaip ir mes galim turėti statistiką, mes galim turėti apklausas dėka viso šito. Tai tą, ką mes turim, dėka psichologijos, kažkokia IQ skaičiavimus, ten
asmenybės testus, ten ir taip toliau. Tai va, visa tai gerai, visa tai naudojama diagnostikoje, bet mano manimu, tas darbas, kuris žmogui palengvina gyvenimą, jisai visada turi turėti dvasinį komponentą. Jisai tiesiog duoda žmogui kvėpuoti. Tas mūsų dažniausia dabar situacija su depresijom, su nerimu. Jeigu tu tiesiog žmogui duodi kažkokią praktiką, jis neturi tiesiog energijos tos praktikos atlikti, daryti. Jam reikia atrasti gilų varikliuką, tą vidinę motyvaciją ir gauti energijos tam. Ir iš to požiūrio aš manau, kad visos aplink psichologinės teorijos ir praktikos, kurių nepripažįsta mokslas, yra į pagalbą. Jeigu mes naudojam viską su protu, mes galim naudoti ir astrologiją, kad aprašyti žmogų tipažą, kaip jis veikia. Tas pats human designas, kuriuo aš irgi pakankamai giliai užsiimu, jis padeda žmogui suprasti kažkokius dalykus. Viskas yra vardan tavo suvokimu, kad tavo galva susidraugautų su tavo širdim, kad tu turėtum visus įrankius. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad taip ir buvo, kad aš keliavau per jausmus prie širdies ir toliau prie sąmonės. Ir dabar aš esu etape, kai viskas man labai svarbu viską apjungti. Ir žinai, būtent šio periodo aš pradėjau labiau tikėti, labiau daryti dvasinius darbus. O daryti paprastus darbus, paprastus mokymus, kažkokius kalbėti, ten daryti klubus, kur žmonės tiesiog bendrauja. Tu žinai, kad ir masažus aš darau, tai yra tai, kas leidžia tau be žodžių perteikti per paprastą kažkokią naudą žmogui, duoti jam perteikti, ką tu turi. Nes žmogus, tu esi, kas tu esi, tu plauk grindis, nežinau, kažkokia įmonė. Tiesiog dėl buvimo savimi ten, tu duosi didžiausią naudą tai vietai. Tu nebandysi įtakoti nieko konkrečiai, bet ta vieta turės tavo visą turtą. Kiek tu ten nuoširdžiai praleisi laiko. Jeigu tu plausi grindis ir kažkokią kursi viziją toj vietoj, ar tiesiog būsi kanalį, būsi savo širdį ir būsi savimi, bet ta vieta tada gaus. Tai va. Nuostabu. Tai, ką tu pasakoji, man primena neseniai girdėta tokia savoka, kad mes einame į išmintingą širdį, į proto ir širdies vienovę, kas mus padaro, veda mus būtent išmintingos širdies, kuri ne tik jausmai, ne tik protas, ne tik mintis, bet jinai protinga, išmintinga, tačiau širdis, vis dėlto širdis pagrindinė tavo ir laiko. Prisiminiau, kad nepaminėjau to etapo gyvenime, kai aš grįžau į moteriškumą. Nes, aš pakankamai šiaip vaikystėje apie tai kalbos jokios nebuvo, visi vienodi, visi dirbam, tai kažkas daugiau, kažkas mažiau. Aš labai anksti tapau mama, aš buvau santuokoje, ir aš visada pasakau, kad šiaip motinystė kaip rolė tai yra vyriškumas, tai ne moteriškumas iš tikrųjų yra. Visi taip pasižiūrė mane, nes kas yra vyriškumas, tai yra rūpintis, prisiimti atsakomybę, daryti sprendimus. Ir visa tai yra motinystė. Motinystė mama su vaikais, kai tu esi mamos rolė, tu esi pakankamai tokia rimta, tu turi kontroliuoti, tu turi viską žinoti. Tai yra vyriškumas, tikrai ne moteriškumas. Pavyzdžiui, jeigu tu su tokiu visų eini pas savo vyrą, jisai tavęs, kažin ar tu jį sujaudinsi, tokiu. Gerai, taip reikia, čia mes turim reikalų, bet tai visiškai ne tai, kas leidžia santykiam, pavyzdžiui, klestėti. Ir tai buvo toks periodas, kai jau šiek tiek aš galėjau atsitraukti nuo kontrolės ten su savo paaugliais. Ir atsirado ten, tokia yra praktika, kaip ir gimnastika. Tai yra gimnastika, moteriška gimnastika, vis dar aš niekaip jos neparodau, kuri atstato tėkmė, visų pirma, tavo kūne atleidžia blokus, ir būtent tos moteriškumo,
dubens blokai, tarp krūtiniai būna tie blokai, atsiranda ta tėkmė, toks lankstumas. Tai va, aš kelis metus grinai dariau tą praktiką kiekvieną dieną. Ir tuo pačiu metu turiu hobis, siuvimo hobį, aš siuvau savo ilgas suknelis su tokiam tikrai su sijonais. Ir aš vaikščiu, aš tiesiog stebėjau savo kiekmę, kaip man atsistato mano buvimą, kas yra moteris, tai yra vanduo, tai yra jūra, ne? Tai yra ta tokia banga ir va ta pojūtį, kad aš esu banga, kad aš esu tiekmė, kad tai yra kaifas, begalybės kaifas. Ir galim sakyti, kad keletą metų aš užsibuvau būtent šitoj būsenoj. Ir vėliau jinai tiesiog įeina gražiai į tavo gyvenimą ir tau nebereikia apie tai daugiau galvoti. Kas dar yra va tie etapai, kad tu užsiimi kažko, tikslas yra gauti įgūdžius, pakeisti tave. Kad tu automatiškai, pavyzdžiui, pradėtum dėmesį kelti į krūtinę ir galvoti iš širdies. Tai yra praktika, tai yra įgūdis, kuris atsiranda tam tikrų būdų. Kiekvieną kartą, kai tu esi situacijai, kažkur pradedi jausti stiprią emociją, kuri tave veža, tu sustoji, grįžti vėl į save ir galvoji, kas dabar vyksta. Ką aš darau, kodėl, kas mane pagavo, kažkokia emocija, ne? Tai tą tu darai tam tikrą laiką ir vėliau jau tai vyksta automatu. Tu tiesiog jau negali labai ilgai išbūti negatyvę. Net jeigu tau ir hormonai, net jeigu tau ir belenkas, tu jau gali savistaba tokį jauti, jo aš jaučiu hormonus, aš jaučiu vidų va tokį, bet tai ne aš, tai nesu aš esu ta pati ten. Supranti, tai labai padeda netgi fiziologiją pakeisti. Tas ir yra tikslas. Aišku, kai kuriais momentais tai yra sunkiau daryti, kai kuriais momentais reikia pagalbos, nuvažiuoti į mišką, pabūti vienai, paklausyti muzikos, padaryti jogą, kūną pajungti, ne, va tą praktiką, moterišką praktiką padaryti, kurį tiesiog išjudins tos tavo hormonus. Ir jie tave nevargins, o jie tau tarnaus. Jie pradės tavo kūną ten atnaujinėti, tu gali apsiverti, gali ten, nežinau. Mes moteris tai yra tokias be galo įdomios būtybės. Aš stebiuosi, aš labai mėgstu žiūrėti, kaip moteris grįžta į save. Su savim ieško va to kontakto. Nes mes kovojam, mes atrandam tas savo skirtingus kontekstus, ne, kai aš esu protinga, kai aš esu mama, kai aš esu ten jausminga, kai aš esu žaisminga, kai aš esu ragana, kai aš esu ten išvis kažkokia pikta, nežinau kas visiškai, ne? Tai, toks spektras yra, toks kontrastas gali būti tarp šitų visų. Kartais mes negalim priimti kažkurių iš tų dalių, mums atrodo, taip neturi būti. Tai va tada, kada mes visą tą pasižiūrim, tas darbas su moteriškumu, jis ir yra. Tu pradžią jauti, kad tu banga, o paskui atsiranda blogai kažkas ir tavo banga tampa audra. Ne? Tu matai, kad tu gali kažką tikrai blogo padaryti su tą energiją. Ne? Ir tu pradedi mokytis valdyti savo jėgas, pripažinti jas, nebijoti jų. Iškyla, žinai, kai yra dar viduj nuoskaudų, yra dar viduj viso brūdo, ne? Jisai su tą bangą iškyla. Neišsigąsti, ne? Ir jau naudoti tą momentą, kad būtų išsivalyti. Nes ta tavo banga tau ir padeda ir išsivalyti. Viskas yra tavo sąmonė. Jeigu tu sąmoningai nori, pasakai, kad taip, matau šitą brūdą, man jo nebereikia, ačiū, paleidžiu, aš turiu pakankamai energijos jį paleisti. Nes aš tikrai turiu begalybės resursus, kai aš esu su kūrėju, mane stabdo kūnas, tai jį reikia gerbti, jam reikia duoti jo ritmą normalų palaikyti, tai tada jis tave nestabdys. Ir jį reikia kažkiek stiprinti, be abejo. Pavyzdžiui, va dabar ką aš darau, aš stiprinau raumenis. Nes dirbant su savo sąmonė, tu supranti, kad jeigu tavo kūnas stiprus, jisai daugiau gali padaryti. Jisai ir tavo protas yra stipresnis. Tai yra, galbūt ne šios dienos tema ir nesu pasiruošęs labai daug apie tai kalbėti, bet esmė yra, kad labai silpnas kūnas nepatemps tavo stiprių praktikų. Ir pavargęs, kažko neturintis. Nes jeigu kūnas
nepamaitintas tinkamai, ne, tu nepasirūpinta jų tinkamai, jis tempsta į apačią. Jis reikalaus resursų. Nes tai tiesa, nes visų pirma aš gyvenu kūne, už tai turiu gerbti. Tai va, tai tas etapas, kuriame aš dabar esu, jisai, šiaip kūnas visada, mano gyvenime visada buvo noras jį kažką daryti, lankstumas, ten, bet man buvo įdomu, pavyzdžiui, pilatesas, tai yra mano pirmoje vietoje, aš turiu pilatesą, jisai, mano manimu, moterims yra moters sveikatai vienas iš geriausių variantų, bet va dabar dar atsiranda ir toks darbas su jėga, ne ta fizinė jėga, jinai tau duoda užtikrintumą ir visom prasmėm, ne, kad aš galiu. Čia vienas iš komponentų ir. Taip, aš galiu iš tikrųjų pritarti, kad kūno stiprumas duoda tą jausmą vidinį, aš galiu, aš esu stiprus, stipri, galiu įveikti, galiu pereiti, nes jeigu tu fiziškai įsitikinęs esi, kad, taip, galiu peršokti tą griovį ar ne, ar kažkokią balą, galiu pritūpti, pakelti kažką, apsiginti, jeigu yra kažkokia grėsmė, tai jau automatiškai tu turi įrodymų, kad tavo kūnas gali, tai tada natūraliai kyla įsitikinimas, kad tu gali ir per kažkokias emocinius dalykus, emocinės patirtis, kurios tikrai kartais gąsdina net dar daug labiau negu kažkokios fizinės grėsmės mus. Tai aš tavęs šitoje vietoje dar noriu paklausti, tai va tu savo darbe, būdama psichologė, dvasinė vedlė, padedi žmonėms gydyti savo emocinės žaizdas daugiausiai, ar ne? Kas tavo patirtimi dažniausiai žmogui trukdo pasveikti ir išdrįsti pasirinkti tą kitokį gyvenimą, autentišką, klestėjimą, žydėjimą, tą tokią visai kitą gyvenimo kokybę? Kokie didžiausi dalykai, įsitikinimai ar dar kažkokie kiti dalykai, kuriuos susidūrė, kad vis dėlto jie labiausiai veikia ir yra dažniausiai sutinkami? Tai priklauso nuo etapo, iki kur tu jau dai. Pavyzdžiui, vyresniam amžiui žmogui jau trukdo sveikata, energijos trūkumas. Jis jau gali turėti išminties, jis jau gali pagalvoti, kad taip, galbūt aš ir galėčiau, kad yra kažkas, kas mane transformuotų, bet jam be galo trūksta energijos ir tai yra natūralu. Jis apkrautas tuo, ką visą gyvenimą surinko, tai visą tai po trupučiuką siurbia jo energiją, plus yra natūralus senėjimas vyksta, kaip ir viskas susideda ir jis gal ir norėtų, bet jau nebeturi tų stiprių jėgų. Bet ir tada galima kažkiek padaryti, tiesiog gal mažesniais žingsniukus. Tiesiog pradėti jau valytis. Sunkiausia galbūt prieiti prie. Sunkiausia, kas trukdo jaunesniem žmonėm, tai yra ego ir netikėjimas. Materializmas. Dabar jie galvoja, kad gyvenimas yra tik vienas, kad aš esu kūnas, kad pinigai yra svarbiausia už viską, kad energija yra kažkokia abstrakcija, kad meilė yra abstrakcija, emocija. Tai yra jaunų, ypač vyro, ne, toks dalykas požiūris, kaip jie gyvena. Ir netgi, kai atsitinka kažkokie sunkumai, jie tikrai nesugeba patikėti, kad būtent tokie dalykai gali jiem padėti. Jie galvoja, kad jiem reikia iššūkių, reikia uždirbti milijoną, tai pakeis gyvenimą. Jeigu mano bosas būtų kitas, jeigu aš turėčiau brangesnę mašiną, tai mano gyvenimas būtų geresnis. Tai su moteriam yra šiek tiek kitaip, ne? Mes kalbėjom, kad labai dažnai yra ta aukos pozicija. Kad mergaitės nori, kad visiems būtų gerai aplink, bet jie nejaučia savęs. Jiems sunkiau pasisukti į save ir suprasti, kas yra meilė savo, kaip būsena, kaip resursinė būsena. Va taip aš galėčiau pasakyti, kad, aišku, visi žmonės skirtingi, bet tą galėčiau pabrėžti tarp tų pagrindinių dalykų. Ir tas nuoširdus, gilus tikėjimas, tai yra labai retas atvejis.
tikėjimas ne kaip religija, bet kaip suvokimas, kad aš galiu susivienyti su viskuo ir būti resurse. Tokiu būdu. Kalbi apie meilę savo. Vat savoka meilė savo. Šiandien skamba jinai visur. Gal jau šiek tiek jinai tokia jau lėkšta, na, net kabutėse nuvalkiota tokia, ar ne? Ir paviršutiniška. Jinai dažnai lieka paviršutiniška. Ką tau asmeniškai ir tavo klientams reiškia tikroji giluminė ta meilė savo? Kaip tai atrodo ta resursinė būsena, apie kurią kalbi? Ar tai tiesiog pasilepinimas ir yra ta paviršutiniškumas tas? Ar kažkas daug giliau? Kaip ją pasiekti? Kaip tai atrodo? Pasilepinimas tai yra vienas iš praktikų ir tikrai ne visiems tinka, nes yra moterų, vyrų, kurie save lepina, bet jie savęs nemyli. Tai jie sau leidžia viską, bet jie savęs nemyli. Gerai, artimiausia, kas šitoj vietoj yra? Tokia mintis, ne? Aš turiu tik save. Daugiau šiaip mano gyvenime visą kitą pasikeis. Bet iki mano mirties aš turėsiu tik šitą kūną, tik šitą žmogų, jo mintis, jo jausmus, jo norus, jo aplinką, kuris jis savo sukuria, ką jis savo pasirinks, kaip gyventi. Ta mintis tave sustabdo, kai tu pradedi gelbėti visus aplink ir vdruk pagalvoji, o jeigu aš su savim elgčiaus, kaip aš dabar kaip aš rūpinuosi savo vaikų, pavyzdžiui, kaip aš rūpinuosi savo mylimais žmonėmis, kurias myliu. Pagalvoju, ta mintis, ar aš galiu su savim elgtis taip, tarsi aš myliu šitą žmogų. Tiesiog, ane? Tai reiškia, kad tam žmogui aš nesakau blogų žodžių. Aš kvaila. O blemba, ką tu durnė padarė? Nu, tai 100 kartų per dieną. Aš tą nesakysiu, tu savo geriausiai draugiai to nesakysi, arba vaikui. Nu, nesakysi iš meilės. Aš tam žmogui gal pasirūpinsiu, kad jam būtų šilta, kad turėtų, nežinau, ką maitintis pilnaverčiai valgyti. Galbūt, kad jis laiku pailsėtum, pagalvotum, aha, ar jūs ar viskas gerai, gal reikia kažką patikrinti. Žinai, kaip vaikas savo vedi pas gydytoją, jeigu tik kažkokia mintis, ne? Pagalvotum, ar tikrai aš noriu tiek daug dirbti, ar tikrai, Dieve, tu mano, ką tu čia darai, vaikelė, ne? Ar tikrai taip reikia? Ar, pavyzdžiui, tu bendrauji su žmogumi, jisai nuolat tave atakuoja, ane, nuolat su tavim šiek tiek trupučiuką nepagarbiai elgiasi. Tu sustoji, pažiūri. Ar aš noriu, kodėl čia mano mylimas žmogus taip kenčia, ar čia taip gerai, ar čia taip turi būti? Čia, supranti, trupučiuką atsistoti stebėtojo poziciją ir pažiūrėti į tavo pačios gyvenimą, į tavo pačios jausmus. Tai yra vienas iš žingsnių, kuris kažkam gali padėti. Gali būti atvirkščiai, gal tu gali pamatyti, aha, tai tas žmogus, jis kaip tik gyvena egoistiškai ir su visais elgesi prastai. Ar aš tokį žmogų galiu mylėti? O galbūt aš galiu tapti to žmogum, kurį galiu įsimylėti. Čia kitas variantas, ne? Visų pirma, tai. O kitas dalykas, kuris padės, tai pagarba. Galbūt artimiausias, ką mes visi suprantam, ar pagarba savo, iš pagarbos savo. Ta prasme, ar viskas, kas su manim vyksta, yra, tikrai manęs, nežemina, pavyzdžiui, ir čia manęs ten praras savo rūmą. Čia gal moterims, ir vyrams tas pats iš tikrųjų. Tai artimi tokie dalykai. Artimi tokie, kas tau suprantama, kad pažiūrėti save kaip į žmogų, kurį tu myli arba nori mylėti. Grinai įsimylėti. Kaip į vienintelį, kuris tavo vienintelė meilė šis amžina. Tik šitas žmogus tau kažką gero duos. Tik šitas žmogus. Tik šitas žmogus bus visada su taim neišduos tavęs niekame. Tai ar tu jį išduodi? Ar tu esi jam tas geras draugas?
Nu, gal va toks šiek tiek kitoks mano šiandienos pasiūlymas apie tai pagalvoti. Tai Nuostabu. Ar aš pats savo patinku? Taip. Ar ne? Ar aš pats galėčiau save įsimylėti? Ar aš norėčiau su savimi eiti į romantinį santykį, jeigu kenčiu dėl to, kad noriu romantinį santykį ir jų nėra, ar ne? Ar aš galiu būti tuo partneriu, kurio pats ar pati norėčiau? Jo, čia labai atrodo paprasti tokie, bet ne visada labai lengvai įgyvendinami sprendimai ir patarimai. Romanas su savim, ane? Pirma, reikia va tą užmegzti romaną su pačiu savim, tą tokią tikrą. Tai yra meilė. Tai Daug kas pakeičia sako, tavo kad tai jau elgseną. yra išdidumas, pasididžiavimas, egoizmas. Kur yra riba? Čia yra riba. Čia yra riba. Ar man reikia, kur yra riba, žiūrėk, ar man reikia milijono eurų? Vienas dalykas, ane, kitas dalykas. Man reikia resursų tiek, kad galėčiau augti, vystytis ir jaustis laimingai. yra tam riba, ne? Ar aš noriu turėti viską, ką mano protas sugalvoja, pageidauja, pamato televizorių? Ar aš noriu išlikti ištikimą savo ir jaustis laiminga kiekvieną rytą? Kas be atsitiktų? Ir vat šita užduotis iš vienos pusės daug lengvesnė atrodo, nes kartais tam nereikia nieko, kad būti laimingu, būti savimi, kiekvieną rytą džiaugtis ir būti toje aplinkoj, kuri tau patinka. Kartais tai tiesiog, jeigu tu neturi idėjos, kad tai man turi priklausyti amžinai, tada labai daug dingsta ego, labai daug. Šitoj pusėje, ne, atrodo materialiai tai yra sudėtinga, bet tai yra suprantama protui, bet tai yra grynai ego pozicija, kad man turi priklausyti turtas. Aš turiu būti užtikrintas, mane turi gerbti žmonės, pavyzdžiui, arba aš turiu turėti valdžią, turi manęs klausytis, aš turiu visur eiti gauti, nežinau, pripažinimą, pinigų, man turi mokėti 1000 eurų už valandą. Nu, nežinau, daug čia gali būti visokių dalykų, ne? Ir kitas dalykas, kai aš savęs neišduodu, aš gyvenu būsenoj ir džiaugiuosi kiekvieną akimirką ir galiu pakeisti, aš nesu pririštas prie kažko labai stipriai, ne? Aš galiu kažką pakeisti. Jeigu dabar saulė dingsta, ne? Aš galiu perėti į kitą kambarį. Nu, taip jau, kitaip tariant, ne? Pavyzdžiui, tu turi valdžią, turi kažkokią autoritetą ir visą kitą, tau labai sunku kažką pakeisti, jau tave valdo tas turtas. Tu turi, pavyzdžiui, daug įmonių, nu, aš kalbu jau apie tikrai rimtus tokius dalykus, ne, tu nesustuoti, tu jau turi tarnauti visam tam, ne? Kai tu organizuoji viską iš protingo pakankamumo, kiek tikrai man reikia, nes man tikrai kažkur reikia, ne, kiekvieną dieną. Kažkada daugiau reikia, kažkada nieko. Supranti, irgi gyvenimas yra banga. Ir kai aš leidžiu tam būti, tai leidžia man laviruoti. Dabar aš galiu šiek tiek nusileisti žemiau, bet tuo pačiu turėti daugiau laiko. Mažiau galbūt kažkokio ten galimybės pirkti kažką, bet aš turiu daugiau resursų būti. Pavyzdžiui, turtingiausi žmonės važiuoja į Vipassą. Kas yra Vipassana? Tai yra kažkokią stovyklą su minimaliom gyvenimo sąlygom, kuriuose žmonės tyliai sėdi. Valgo labai paprastai, ten vieną galbūt ar 2 kartus per dieną, plauna grindis, supranti, ir nekalba, ir galbūt daro kažkokius dar fizinius dalykus. Viskas. Kodėl tai žmonės daro? Jie nori apsivalyti, jie nori susijungti, jie nori grįžti į save. Jie pavargsta nuo to viso vartojimo. Ir nuo to galvoje, kur. Nes jeigu tu daug iš išorės vartoji, tavo galvoj pastovi yra chaosas. Tai vat šita riba, kur yra, ką nori mano protas, ką man diktuoja aplinka, kaip aš turiu savimi mylėti. Ten turiu eiti nagus, plaukus, nežinau, apie moteris kalbu, čia turėti, ne? Ir man už tai turi vyras dar mokėti, būtinai, ne aš turiu mokėti, kažkas man turi. Jeigu jis ten mažiau negu, nežinau, 1000 eurų manęs išleidžia, tai lygis tiesiog čia nepagarba, ne? Arba
aš sakau, kad ką aš tikrai noriu, kas man tikrai svarbu, nu, pavyzdžiui, man svarbu, kad būtų artimas ryšys, kad būtų kokybiškas maistas, kad būtų fizinių kažkokių judėjimų, kad būtų įdomu, kažkokie nuotykiai būtų, ane, ir kažkoks vystymas būtų. Gerai, čia kainuoja kažkiek, bet tikrai nėra kažkokio rimto apribojimo. Kartais tai mažiau, kartais daugiau kainuoja. Suprantate? Mhm. Tai va, čia ta riba. Riba yra, tame ir yra. Ir kad Pajausti. tada, kada mes meilę savo suprantam kaip standarto kažkokio patenkinimą arba tos savo norus mes išgalvojam, va tada tai gali tapti va toj išlepinimu tokiu, gali tapti to ego auginimu. Tikrai yra tas pavojus. Mhm. Viskas apie tą patį, tai aš kalbu visą laiką grįžtu prie to paties. Taip. Gerai, pakalbėkime apie sėkmę. Tu sakai, va tavo šūkis ar ne kelionė per meilę į sėkmę. Kuo skiriasi sėkmė pasiekta per kovą, per spaudimą, per tą, va, kaip sakai, ego, nuo sėkmės, kuri atsinešama per meilę ir vidinę harmoniją, atsipalaidavimą, buvimą savo ašyje, ar kaip bet kitaip be pavadinsi. Kuo skiriasi ir kaip jinai pasiekiama ta sėkmė? Nu, aš noriu pridurti, kad meilė kaip jėga, tai nereiškia visą laiką ramybę. Ir pagavus tą meilės bangą, tu kartais tikrai varysi, žiauriai varysi. Varysi dienom naktim, nesuprasi. Bet skirtumas ir tame, kad tu jausi, kad tu pavargsti. O pavargus tiesiog natūraliai užmigsi, pailsiesi ar persijungsi kažką kitką bez sąžinės graužimų. Galbūt, ką aš turiu omeny, kad sėkmė per didelis pastangas, tai visų pirma prasideda nuo to, kad kartais pasirinktas ne tas tikslas. Jis pasirinktas iš ego pozicijos. Ir jeigu jis netitinka, sakykime taip, tavo sielos užduočių, man taip sakyti, jisai bus tikrai sudėtinga jo pasiekti. Ir tokių išbandymų kartais žmonėm reikia, kad jie nori sulaužyti sieną savo galvą. Taip, jiem duota stipri galva, jie turi jėgų, dažnai tokie žmonės turi tikrai jėgų. Bet reikia suprasti, kada tu naudoji jėgą be sielos pritarimo, ta jėga yra baigtinė ir jinai naudoja tavo resursus, tą atsargą, kuris yra tavo gyvenimo kokybė, trukmė, sveikata, tavo artimųjų sveikata, tavo palikonių sveikata ir taip toliau. Nes labai galima dasivaryti iki labai rimtų pasekmių, kurie pereisi tavo vaikam. Ir kartais mes tai pamatom iškart, kartais pamatom po kažkiek laiko, o kartais gali pamatyti žmonės ir kituose gyvenimuose. Bet apie tai galvoti, mes turim galvoti, kad čia mano šiandienos nesėkmė yra iš mano praeitų gyvenimų. Mes neatsakom dabar už praeitą gyvenimą. Mes reikia dar suprasti, kad kiekvieną momentą mes atsakom tik už tą momentą. Kiekvieną momentą mūsų yra pozicija to momentą. Tai sėkmė šiaip yra sudėtingas konstruktas, jisai sako, kad tau sekasi. Supranti? Tai reiškia, kad tave kažkas palaiko ir padeda tau lengviau judėti. O tada, kada tu jauti pasipriešinimą stiprų, kuris nedingsta tam tikrą laiką, tai nėra sėkmė. Tai yra išbandymas. Tu bandai eiti ten, kur galbūt kietų. Arba, ta prasme, galbūt šiek tiek kitaip reikia. Kažką reikia gal pakeisti, supratė? Galbūt tu eini ten, bet ne taip. Tai visada, kai atsiranda per didelis pasipriešinimas, aš visada sustoju ir pagalvoju, kažką turiu pakeisti šito momentu. Tai šitą aš ir suprantu, kaip eiti meilės keliu. Tu visą laiką sustoji, šiek tiek pasitikrini kompas. Čia kompasas tavo, ne šito vietą. Tavo meilė, tavo jungimas į viską. Meilė kaip energija. Aš tiesiog turiu grįžti, sustoti, sukalibruoti mano kompasą.
ar jis man rodo tiesą, ar man jau pietus yra šiauriai ir aš ten varau. Ir galvoju, kodėl taip šalta. Supranti? Tai va. Tai va. Gal šiek tiek. Tai vėlgi paminėsiu, kad tai nereiškia, kad tai visada lengva, kai tu eini meilės keliu, bet tu visada jauti, pasitikrini ir kaip ir sėkmė, tai reiškia, kažkas tave pakelia ir palengvina tavo kelionę, kaip sparnas. Tai jeigu pasidaro gyvenime per sunku, tai jau gali būti ženklas, kad jau truputėlį nukrypam nuo savo vidinio kompaso, ar ne? Vienas yra tai, kad kažką reikia pakeisti, o kitas yra, natūralus gyvenimas turi pauzes irgi. Jis turi aktyvumo periodus ir šiek tiek tokio nuleidimo galbūt periodus. Tai reikia irgi gerbti ir stebėti. Kartais tau sekasi, tau lengva, tau viskas darosi, o kartais tu, tiesiog dienas eina viena po kitos, tu nieko neveiki ir nieko nenori veikti. Tai reikia išmokti tinginiauti, aš taip vadinu, ne? Išmokti būti toje ramybėje iki tol, kol tave nepakels iš vidaus jėga ir sakys, darom šitą dabar. Supranti? Tai yra nuostabus jausmas, kai tu šiaip esi atsipalaidavęs. Va ta bazinė tavo būsena yra balansas ir ramybė. Ir tada, tie momentai, kad tau reikia tikrai pajudinti užpakalį, atsiprašau, tu jauti iš vidaus tokią impulsą, kad tu tiesiog negali nusėdėti. Tu supranti, turiu atsistoji ir eini, negalvoji, neabejoji, negaišti laiko pamąstymą, čia tas, anas, jauti impulsą ir eini. Bet ėjimas su kūrėju, ėjimas toje energijoje yra toks. Tave nestabdo labai daug ir nėra didelio abejonių. Tu pasitiki ir kartais tu varai, kartais tu sustoji, kartais tu tiesiog mėgi, o kartais mėgaujas. Šiaip mes gyvenime, galim mėgautis labai daug. Jeigu mes nesiekiam tų kažkokių tikslų, kurie mums neskirti, mes galim mėgautis ir gyventi. Ir atrodo šitiek daug nuveikė, o viskas, taip sakant, ant tos gyvenimo bangos pasiekta, tu su pagalba iš aukščiau per flow būseną, tėkmės būseną, ar ne? Ir aš tikrai, tai, ką tu pasakoji, ne kartą gyvenime esu pajutusi, kad galvoju, Dieve, šitiek nuveikta, šitiek padaryta. Ir nesijaučiu pavargus, o atvirkščiai dar labiau įkvėpta ir dar labiau motyvuota ir dar daugiau tų jėgų. Taip, pavargsti, žinoma, pavargsti. Bet kaip sakai, atsiguli, išmiegi, galbūt vitaminų kažkokių išgeri ir nepasivaikštai, nes ir galva būna daug visokių, reikia truputėlį nusinulinti. Bet taip, tai yra be galo įkvepianti kelionė, tas įkvėptas gyvenimas, kai tu eini palei savo vidinę ašį, bet kartu pagal sielos tau rodomą kelią. Fantastika, džiaugiuosi, kad... Pridursiu toj vietoje, ne? Kalbėjau apie tikslus, bet labai svarbus dalykas, kad kai tu eini meilės keliu, tavo aukščiausia vertybė vystymas ir būtent ėjimas iš gėrio, didinant aplink save gėrį. Bet labai dažnai, kai mes pakeičiam šitą tikslą pinigais, ką mes darom, beveik visada, kad mes pradedam vertinti pinigą, uždarbį ir siekti jo. Tai čia yra didžiausias toks dalykas, kai mes, pavyzdžiui, sėkmę matuojam pinigais. Ne? Tai yra beveik jau lygu, ne, sėkmė pinigais mūsų gyvenime, be pinigų sėkmė neįsivaizduojama. Beveik. Ir patrupučiu, kad tas pinigas jis užima tą aukščiausią poziciją. O pinigas tai ne energija, o čia juoda skylė. Čia yra juoda skylė, kurią tu gali gali visą gyvenimą varyti. Šitą ims tave, kiek tu duosi, tiek ims, jai visada per mažai. Ir tam bus visada per mažai. Šitoje vietoje aš galvoju, kad pinigai yra instrumentas ir instrumentą gali panaudoti įrankį tiek vienam dalykui, tiek kitam dalykui, ar negalima labai daug gero padaryti su pinigais, turint daugiau pinigų, ar ne? Galima daug labdaros, tikrai nuostabių dalykų padaryti, žmonėms duoti. Aš turiu omeny, kai kūriamas projektas, pavyzdžiui, kažkokia idėja ir siekis yra uždirbti tam tikrą kiekį pinigų.
Netgi jeigu ten už tai stovi, kad aš tos pinigus panaudosiu geriems dalykams, tai neveikia taip. Nu, vat negali, jeigu tikslas yra uždirbti tam tikrą sumą, ne, balansas, aš noriu pasiekti tokios sumos, tavo tikslas negyvas. Jame nėra gyvenimo. Supranti? Gali būti tikslas padėti žmonėm, ne, sukurti kažkokią centrą, kur žmonės gali gauti pagalbos. Tai vat reikia pininką nuiminėti, o padėti pinigus šone. Kai tu rašai, pavyzdžiui, medį savo tikslų, ką aš noriu daryti, rašyk apie tai, ką tu nori daryti, ką tu nori gauti ir ką tu nori duoti. O pinigai turi eiti šalia, jie turi būti kaip vanduo, kaip srautas, ne kaip kraujas, ne tame visame. Taip. Ir jie pareis. Jeigu tavo sukurtas medis gyvas, į jį pareis pinigas, nes jam jo reikia. Bet ne pinigas, net kai tu statai tą tašką piniginę, tai miršta viskas. Yra vaikas tas gyvas. Pinigai negali būti tikslas. Čia su šitos tikrai labai labai sutinku. Turi būti tikslas, kurio tu vat nori, ar ne? Taip, kas tavėjais? Nu, pinigai irgi įkvėpia, tu kai įsivaizduoji, aš turiu čia daug pinigų, nu čia irgi yra toks pakankamai įkvėpiantis dalykas. Bet jisai klaidina. Čia toksai, taip, tai tave klaidina. Man reikia galvoti, kad pažinau, man reikia mašinos naujos, ne, arba aš noriu važiuoti gražiai su draugais, ten gyventi tokioje vietoje, kiekvieną rytą matyti tą ir tą. Nu, va taip, kiekvieną rytą neskubėti, pavyzdžiui, ta prasme, tu turi įsivaizduoti, kaip atrodys tavo gyvenimas. Tiesiog. Ir per daug nesifiksuotis, kaip tau pasieks. Vat ką labai svarbu, aš noriu sakyti apie sėkmę, ne? Reikia priimti tą, kad tu turi dabar kaip sėkmę, kaip aukščiausia tavo sėkmė. Bet ten, kur tu esi dabar, pavyzdžiui, moteris labai sako, aš turiu dabar vaikų, aš negaliu čia nieko, tipo, ten siekti kažkokio aukštesnių tikslų. Aš sakau, gerai, jeigu tau tikrai tiek daug užima laiko tas vaikas, atiduok dabar 100% tavo meilės šitam tikslui. Ir pažiūrėk, kas gausis. Tiesiog pasimėgauk, supras, kad čia tavo sėkmė, tu moteris esi. Čia dabar yra tavo sėkmė aukščiausia. Padaryk šitą situaciją tavo sėkmė. Jauskis laiminga, bet mes kartais sakom, aš nenoriu rūpintis vaiku, aš noriu eiti kažkur į kursus arba dirbti ofise. Tai nepriimi to, ką gyvenimas tau padarė, to, ką tu patys sukūrė savo gyvenime ir tu nuneigi, tu tavo energiją nubrauki savo. Tu negalėsi turėti sėkmės. Tau bus sunku visą kitą daryti. Tau bus ir čia nesėkmė, ir ten nesėkmė, supranti? Tai vat dar galvojant, vat kur mes kalbėjome apie ego, ne, ir apie meilę savo, tai vat čia irgi ir priimti tą, ką tu savo sukūrei dabar, ką kūrėjas tau pasiūlė. Įmimas. Kaip čia pasakyti? Smirėnė, kaip lietuviškai išversti? Susitaikymas gal. Susitaikymas tai reiškia būti taikoje su to, ką turi. Nebultuoti, nesipriešinti. Kai tu nesipriešini, tu priimi ir tada galbūt kažkur pajudėsi toliau. Bet pirmą reikia nesipriešinti tam, ką jau sukūrė. Ir iš to tada gimsta energija kažką daryti su to. Ir gyvenimą būtent priimti. Yra, pavyzdžiui, artimieji, kurie su manim blogai elgėsi. Reikia, kol tu jų nepriimsi, tu nesuprasi, kur toliau judėti. Tu taip ir būsi pasipriešinimai, kaltinsi juos. Taip, užstrigimas. Užstrigimas garantuotas. Ir tikiu, kad daug kas ir gyvena va tokiam pasipriešinime. Galbūt kažkas stovi ant to tokio permainų slenksčio arba permainų sūkury, kažkas vyksta jų gyvenime, kažkoks nesaugumas. Nes ką tu sakai, ar ne, apie pinigus, tai ką pinigai duoda? Jie duoda galią, laisvę, o šitų dalykų mes norim tuomet, kai nesijaučiam saugus, kai nesijaučiam pakankamai laisvi. Tai taip ir yra, ar ne, nes yra meilė ir yra baimė kitoje barikadų pusėje, ar ne, ir viskas gyvenime gali būti priskirta tiek arba meiliai, arba baimiai. Ne neapykantai. Daugelis žmonių galvoja, kad neapykanta yra kitoje pusėje, bet tai netiesa. Baimė yra kitoje pusėje. Ir galbūt kažkas gyvena va toj baimiai, nesaugume, nepasitikėjime, ar ne. Vyksta kažkas, ko nesuprantu, nepriimu, priešinuosi,
ką tokiam žmogui galima va daryti, galbūt yra kažkas, nu, tokia, kaip sakyt, greitoji pagalba, kelios minutės, nes greičiausiai laiko ten meditavimui ar kažkokiam ilgom praktikom net nėra, ar nėra noro, ar nemoku. Galbūt yra kažkokia va ta greitoji pagalba, tokia iš vaistinėlės tavo, ką galėtum patarti, ta kelias minutes skirti ir galbūt tai galėtų pakeisti jų gyvenimą iš baimės į meilę. A, tu supranti, tokios auksinės tabletės aš nepasiūlysiu, jos nėra, visi nori, bet jos nėra. Bet vienas iš pirmųjų įgūdžių, kurį reikia vystyti, tai kaip aš jau dar kartą sakau, yra stebėtojo būsena. Pagauti save, kad aš esu dabar šūde. Aš jaučiu šūdą, aplink mane vyksta šūdas ir visa kita, ne? Ir mano emocijos, aš gal kalbu dabar tą patį šūdą, ne? Gal man atsako tuo pačiu, man tai nepatinka. Vien tik tais užsifiksuoti, kad tai vyksta. Galbūt net nekeisti, gal dagyventi šitą situaciją iki galo, jeigu nežinai, kaip iš jos išeiti. Bet mano patirtis sako, kad kai tu sustoji toj vietoj, priimi sprendimą nebemaitinti daugiau konflikto šitos situacijos nebemaitinti. Ir grįžti čia. Tiesiog pagalvoji, kad aš nebenoriu jo maitinti ir aš noriu tą grįžti į širdį. Tiesiog apie tai pagalvoji, net jeigu tu neturi to įgūdžio. Tu tiesiog pareiški norą, tu padarai pasirinkimą toj vietoj. Jeigu tau pavyksta šiek tiek išbūti, jau ta situacija, jinai šiek tiek sušvelnės ir pasibaigs. Ir atsiras ten tarpas, tu gali vakarė paimti popieriaus lapą ir pareflektuoti, kas čia buvo. Nes, nėra stebuklų, tai vis tiek tau reikia išmokti elgtis kitaip tuose pačiuose situacijose, kad juos pakeisti. Tai yra įgūdis. O pirmą reikia pagauti. Man nepatinka, kaip aš reaguoju. Ir mintis, aš galiu tai pakeisti. Aš neprivalau taip reaguoti. Aš neprivalau dalyvauti būtent toj roliai. Aš neprivalau vaidinti šitos rolės. Aš galiu rinktis. Jeigu mane įžeidinėja, aš neprivalau gintis. Aš neprivalau įžeidinėti atgal. Aš neprivalau kovoti toj vietoj. Ir aš neprivalau priimti, kad tai apie mane. Tai apie tą žmogų visų pirma. O jeigu aš tai darau, tai koks skausmas verčia mane tai daryti? Sustoti. Visą pirma sustoti. Tu gal nesuprasi. Vėliau atsisėsi ir galvoju, aha, galbūt aš tam žmogui pavydžiu. O gal manęs irgi, paskui vėliau gilėtų prieisi prie to, kad kažkas tavęs nemylėjo. Tu vis tiek, kai eini giliau, ten reikia giliau žiūrėti. Bet greitoji pagalba yra refleksija. Sustoti, kas čia dabar, kas čia vyksta. Pasižiūrėti situaciją iš viršaus, kas čia dabar vyksta. Kartais net to užtenka. Labai paprasta. Ir šitą reikia, žinai, sako, kad tam įgūdžiai susiformuoti reikia pasikartojimų. Tai vat reikia pasikartojimų. Ir tada, kad tu savo kažkokį, nežinau, priminimą padarysi. Mes darėm taip. Mes, kai mokinomės, gyveni gyvenimą visą dieną. Vakarė paėmė dienoraštį ir prisimeni tas situacijas, kurios buvo ir jos išreflektuoji. Ir tu tai darai dieną po dienos. Tai po kokių kelių mėnesių tau jau nebereikia rašyti vakarė dienino, nes jau dienos eigoje tu jau save sustabdydavai, nes jau tu daug ką išreflektavai, tu išmokai, supranti? Tu tapai protingesniu. Tavo sąmonė suprato ir jau nebekartoja tų situacijų, nes jos jau išreflektuotas ant popierių. Tai va, tai kas prieinama kiekvienam žmogui ir neturi jokios mistikos. O ką patartum žmogui, kuris jau stovi ant pokyčio slenksčio? Nori keistis, jaučia, kad metas, bet nežino kaip. Ir dar nesulaukia palaikymo iš savo aplinkos. Kartais artimieji netgi stabdo. Aš labai linkiu ieškoti bendruomenės, kuri tau rezonuoja. Mano gyvenime tai buvo keletą tokių rimtų bendruomenių, prie kurių iš dabar jaučiu kažkokį bendrumą, bet tam tikrą laiką tai buvo mano pagalba. Pavyzdžiui, tam tikrą laiką žiūrėjau seminarus ir vėliau į juos nuvažiavau ten, kai man tikrai buvo labai sunku.
šiuo metu vat, mes su tavim bandom organizuoti tokią erdvę, ne, aš tau padedu tą daryti, nes jeigu ši vieta autentiškumo mokyklos surezonuoja ir tu ten tikrai labai gali rasti didelį spektrą visokios pagalbos, tai tave gali palaikyti. Tai vat ką aš patariu, ieškoti bendraminčių. Ieškoti bendraminčių ir kiekvieną dieną daryti žingsnelį. Kiekvieną dieną galvoti, lyginti save šiandien su savim vakar. Ir galvoti, kokia nori būti rytoj. Stebėti, dar kas yra, labai stebėti mažiausius pagerėjimus. Labai fiksuotis ant to, kas yra gero dabar, netgi atrodo viskas blogai. Kažkas gero yra. Dabar kas yra tikrai vertinga, kas yra svarbu, kad galbūt kažkada buvo mano svajonė. Pavyzdžiui, turėti dviratį, ne? Aš dabar turiu 2 kažkur ir esu nelaiminga, jolki-palki. Kažkada tai buvo mano didžiausia galbūt svajonė, aš taip visaip čia galiu. tą galiu patarti. Pasakyti aš noriu, kad niekada negalvokit, kad bus pabaiga. Matykit begalybę priekį. Ir jūs eisit, vystysitės ir bus laimės daugiau. Bet gyvenimas yra be pabaigos, visada ateis nauji tikslai, nauji iššūkiai. Ir tame ir yra amžinybė. Matykit save kaip amžinybę. Ana, papasakok, kur žmonės gali tave sutikti artimiausiu metu? Žinau, kad autentiškumo mokyklos platformoje ruoši ciklą. Aš darau ciklą apie priešingybės, chaosas ir tvarka. Kaip spindi mūsų gyvenime, kokia jų rolė. Tai, žinai, panašiai kaip gėris blogis, ne? Bet labiau toks pritaikytas, paprastesnis, praktiškesnis toks aspektas. Tai rugpjūčio 19 berodas mes turėsim apie chaosą, turėsim susitikimą autentiškumo platformoje. Tai aš visus kviečiu prisijungti. Grįšim šiek tiek ir prie tvarkos klausimo. Ir pažiūrėsim, kaip tai mums padeda, apie ką tai mano gyvenime. Kad reikia abiejų tų komponentų be abejo ir su jais reikia draugauti. Taip pat kaip širdis su protu, taip ir tvarka su chaosu, mes visur ieškom to balansą, iš kurio galim kartais nueiti daugiau į vieną pusę, daugiau į kitą pusę. Taip, kaip mums reikia, mūsų sielai šiandien. Tai kviečiu ateiti, bus dar reklama, bus pasidalyta dar to visko, tai kviečiu prisijungti. Ir šiaip visus kviečiu autentiškumo platformą. Mes esam labai skirtingi, mes su savo bagažu, su savo žiniomis ir mes galim tikrai labai dideliam spektrui žmonių kažką duoti. Tikrai kiekvienas gali kažką suprasti. Taip aš sakau, rinkit savo mozaiką iš to, kas jums šiuo metu rezonuoja. Rinkit savo žinių mozaiką ir po trupučiuką keiskit save. Ir paskutinis klausimas. Ką palinkėtum žmogui, kuris ką tik pažiūrėjo šitą pokalbį? Didinti šviesą. Gyventi meilės keliu reiškia ne mažinti baimės, didinti šviesą, džiaugsmą, viltį ir galų gale meilę. Dėkuoju, Ana, už pokalbį ir kviečiu visus prenumeruoti mūsų kanalą, kad nepraleistumėt kitų įdomių pokalbių ir susitikimų. O dabar kviečiu pakomentuoti, kas labiausiai įstrigo iš mūsų pokalbio su Ana. Ačiū, Viktorija. Visiems geriausios dienos. Iki pasimatymo. Viso.